Sveiki įsijungę, padarėte teisingą sprendimą įsigdami šį video. Šiandien mes bandysim padėti žmonėm, potencialiem emigrantam ir studentam, kurie nemato savęs studijuojant Lietuvoje. Padėsim atsakyti klausimą, kiek kainuoja gyvenimas Londone? Pragyvenimas Londone. Jeigu norite greito atsakymo, greitas atsakymas yra ta h***. Jeigu norite ilgo atsakymo, mes jau galim paaiškinti, kaip išgyventi čia. Tai yra vienas brangiausių miestų Europoje, žmonės mėly. Gal net ir pasaulyje, spėju. Pirmas dalykas, apie kurį galime pašnekėti, yra nuoma, ar ne? Taip. Nuoma Londone yra kosminė. Už 2 kambarių butą jūs sumokėtumėt apie 1600 į mėnesį, priklausomai nuo zonos. Irgi taip. Jeigu arčiau centro, tai bus arčiau 2000. Jeigu tai bus toliau truputį nuo centro, gal ir 1,4 įsipaišysit. Na, ir jeigu norite, kad truputį būtų nesmirdėtų, na, ta prasme, decent, kad būtų, kaip sakant, tvarkinga, nebūtų kokių ten, nežinau, ten council flat ir panašiai. Council flat yra būtai socialiniai būstai, kuriuose gyvena, va, nu čia, va, pavyzdžiui, filmuokit. Jeigu nenorit gyventi čia, Ta prasme, taip, jums tektų mokėti 1500 plus bilsai. jeigu tu esi studentas, tau nereikia mokėti council tax. Ir jisai gan brangus yra, jis ta prasme nuo buto kainuotų apie 300 svarų. Gerai, pratęsim vėliau. Jis turi būti viena namų aukštė. Aš neturiu akinių. Taigi, pragyvenime brangiausiai bus nuoma. Taip. Į antrą vietą įdėsime transportą. Londone undergroundas labai brangus. Čia rodom kadrą dabar, kaip Agnė rodo savo kortelę. Tu moki už 2, 3 zoną, travel cardas, visai mėnesiai. Aš 2, 1 dabar turiu nusipirkusi, tai aš sumokėjau 86 parus. Jeigu turi dviratį, tikrai nereikės mokėti už transportą, kartais net greičiau atvažiuoji su dviračiu. Nu, čia bičiam. Jo. Merginom, ta prasme, aš pati bandžiau važiuoti iki Univero, nu yra sunku. Tai jam, pavyzdžiui, yra kaifas, jam ir patinka, ir jis taupo pinigų, dėl to, tai cool. Prasme, bet aš taip iš to nesmėgauju, tai man patinka važiuoti su dviračiu, bet man yra per toli, aš pavargstu, aš sušlampu, man tai žodžiu, tiesiog. Reikia, kad patiktų. Bet priešai priklauso labai nuo tavo, kur tu gyveni. Pavyzdžiui, jeigu mano Univeras ten būtų, tarkim, ten labai arti, ten kokių 10, gal pamiršsiu dvirko, tai aš važiuočiau. O man Londonas, nepamirškime, yra tokia vieta, kur yra kalnas pakalnė. Tas, tai man, pavyzdžiui, Univerą vis laikį kalną. Tik biškai numirčiau, tikrai. Jeigu galvot apie automobilį, pamirškime. Iš Lietuvos galima atsivežti automobilį nedaugiau nei 6 mėnesiam. Jeigu sustabdys paskui policija, atims automobilį iš jūsų. Jeigu norit nusipirkti anglišką mašiną, galit, bet jums draudimas kainuos, jeigu esat vaikinas ir nepatyręs. Nu, tarkim, ta prasme, 1,8 kokiam ar 1,7, neatsim, kiek nėra Polo, ne, senesnė, tau gal 2000 kainuotų į metus draudimas. Jeigu esi mergina, tau truputį pigiau. Merginom pigiau draudimas. Ir, na, visą dar galima pasidaryti taip, kad tiesiog silpnesnė mašina. Ir kuo naujesnė, iš tikrųjų, jeigu esi jaunas vairuotojas, naujesnė ir silpnesnė mašina, tuo, ta prasme, geriau. Taip. Tada gali spašyti, gali net 1000 per metus, bet, ta prasme, palyginus Lietuvos draudimo kainom čia, žinai, Žoskai. kosmosas. Maistas būtų šiaip panašios kainos. Panašios kainos kaip Lietuvoje, tik tais, kad kartais net pigiau truputį. Kartais net yra pigiau, bet jeigu esi vegetaras, tai tau iš vis labai pigu, nes nereikia mėsos, o mėsa būtent čia yra ir brangesnė. Nes jeigu nori geresnės kokybės, tai ir kaina bus geresnė. Į geros kokybės mėsą žiūri brangiai. Bet šiaip kas yra sveika, kas yra kurie produktai pigiau. Anglai turi mokesčius papildomus cukrui ar nežinau, šūdam karačiai. Kai kuriom priemonėm. Nes kola tai gan brangi iš tikrųjų, nebent tam pasimsiant. Gal sakyk, bambalis kainuoja be akcijos? Ir tai ne 2 litrų kainuoja 1,7. Jo, tai be akcijos ten apie 2 pėmų atrodo vienas kainuoja bambalis 2 litrų. 2 litrų, taip. Tai čia kaina yra brangu. Kiek Lietuvoje kainuoja? Euras. Pakalbėkime apie darbus. Darbus tai va, tame ir esmė, viskas brangu, bet jeigu susirasi darbą, tai sudursi galą su galu, ar ne, Agne? Taip, iš pradžių bus labai sunku, iš pradžių savo nieko neleisi, skaičiuosi 1 centą. Na, ta prasme, kai turi darbą, kiek į valandą, tas normalus gan atlyginimas būtų apie, ten kokią kavinę.
Ne, 8,5 jau būtų toks, normalus, ta prasme. Ne, prasme, Bet yra vietų... 7,5 mažia, prasme, normalus čia yra 7,5, aš pati pradėjau 7,5, bet tada tu, jeigu gerai dirbi. Jeigu tavo bosas nelochas. Taip, tada tu tiesiog turi teisę prašyti pakelimo atlyginimo, kas dažniausiai ir vyksta. Į lauką, jeigu nori išeiti, ne, jeigu nori išeiti į miestą. Vienas alaus bokalas centre. Centre apie 6 svarai. Jeigu, Jeigu kur nors tokiam antrą zoną, fanas pubas, tai 4 PM, 5. Jeigu turite universiteto bariuką, mokėsite gal net 2 PM. 3, tarkim. 3-2 PM už pintą mokėsite. Merginame, grožio procedūros. Jeigu nori nueiti į kirpyklą, ne pas babajų, kainuoja žoskai daug, tai geriau grįžti į Lietuvą. Nagus tvarkyti kainuoja panašiai. Bičiam apsikirpti kainuoja netgi even pigiau. Aš kerpuosi Baker Street, ten tokia šiaip gan geros vertės kirpykla, ateini, ten apkarpa per gal 15 minučių. Aš moku 15 svarų baras. Aš Lietuvoje mokėdavau 20 eurų. Jeigu norite sportuoti, aišku, priklausys, kokį džymą norite. Yra džymų, kur kainuos membershipas gal 20 svarų, taip. Jeigu norite geresnio, ta prasme, kur būtų baseinas, ne centre, pavyzdžiui, mes einam į Veg and Active Cricklewood, tai čia bus 3 zona kažkur. Kaip studentam, Kem 6. Bet, ta prasme, yra toks pats Virgin Active, ten, tarkim, antroji zonai, kur eina ten, palė preziškiau ar ten kažkaip. Bet tiesiog ten yra negi senesnis, ten nepasinant, ten eina vien vaikai arba babutės. 80 eurų. Ir ten kainuoja 8 svarų. Pavalgyt, jeigu normalią burgerinę, centre, už burgerį gal kokius 7 svarus mokėtum. 9 svarų. Ir dar plus, pavyzdžiui, tam pasiėmė kokalaus, kuris kainuoja didelę pintą, marods 4 svarų, 5. 5. Telefonas. Telefonas sąskaita. Taip, papildymo kortelė, 2 giga interneto su kažkiek pokalbių gal būtų 15 svarų. Jeigu pažįstat kažką iš kas dirba. Pavyzdžiui, man, kad duosit kreiptis man. Parašykit man. Štai, kad mumis pasubscribinsit, palaikinsit video, atvarė Londę, kreipkite į Mantą, jis jums veiks nuolaidą. Turiu 20 gigų, ten nežinau, kiek ten skambučių, ar ten tų žinučių, kur neribotai. Neribotai, wow, dar kas. Tai reiškia, ir internetas beveik neribotai, nes aš niekada neišnaudoju tiek. Aš ten moku tik 14 svarų. Kas yra gerai, kur sutaupai pinigų, tu gali labai laisvai savo laisvalaikį leisti, tarkim, parke, nes parkai čia yra nuostabus, jie labai gražus. Yra tikrai labai daug būdų praleisti įdomiai laisvalaikį ir neišleisti nei centų. Jeigu negeri, jeigu tau nereikia gerti, tu gali pasimti, ta prasme, užkandžių iš Poundlando ar pasigaminti namie. O jeigu ir nori išgerti, tai tu gerai, tu sumokėsi kavinėj už alų, tarkim, 5-6 svarus, o iš parduotuvės mokėsi svarą 8. Bet tai, nusipirk iš... O kas čia faina, kad čia parkuose gali laisvai vartoti alkoholį, ten ir pasakyti. Kai čia ir įstatymas leidžia, bet visi geri ir visiems niekam neįdomu. Reziumė. Pirmas punktas – būstas. Taigi, viską draugų, bus linksma gyventi, bet bus ir pigiau. Gerai, antras punktas, rinkitės dviratį, jeigu galit, jeigu nėra labai didžiulio atstumų, nes klimatas tik sezonas nesibaigia, dviračių važiuoti gali bet kada ir bet kur ir nieko tai nekainuoja. Maistas. Gaminkit namie ir bus pigiau. Gaminkit namie, mes susidarom kartais kaip planą gaminti, nevalgykit foodų, nes šiaip nesveika. Brangu, visi tas junk foodas yra brangus. Jeigu nori junk foodo, tikrai siūlyti Lemną, rasit gerą junk foodą, skanaus, pigiau. Aš tikiuosi, jums pravers mūsų papezavimai apie Londoną. Negerkit. Mes jūsų... Negerkit, bus pigų. Jeigu turit klausimų, rašykit, mes... Padarysim kitą video. Jeigu reikia kažkokios pagalbos, klauskit. Jeigu galvojat važiuoti, klauskit, rašykit, tikrai padėsim. Rašykit komentarus, tikrai atsakysime, gal net padarysim kitą video. Dėl jūsų guodo. Tik dėl. Žmonės tiesiog čilina. Čia yra Hampstead teatras. Viduj galite eiti, nusipirkti kavos ir čilint, irgi tam faina parodysim, kaip ten bus, bet ačiū, kad žiūrėjote, viso gero.